muziką, nei ritmo, nei šiuolaikinių motyvų. Pasenai ir nemoka kartu su nauja Lietuva žengti. Keistas kažkokia. Nebuvo, ar nežinai, kuo mes dabar gyvi? Kuo? Tradicijom, kalba, istorija. Neįdomi man tavo tradicija, kalba ir istorija. Nežinau, nemoku ir žinot nenoriu. Atsidairyk aplinkui, pažiūrėk, kiek šiandien širdučių, kiek džiaugsmo, kad mes, lietuviai, esame. Tokiuose kaip ta, ir dėl manęs, ir dėl mūsų, širdutė Lietuvos širdyje. Žiūrėk, net tai žvengti iš tokių šnekų kokią balą. Stop. Nesipykit. Šiandien Lietuvoje niekas negali pyktis. Juk šiandien didelė šventė. Minime vasario 16-ąją. Kas kovo 11? Žinai? Gal jūs žinot? Kovo 11 tai Lietuva. Tai tas kraštas, kuris paskelbė norintis būti laisvas ir nepriklausomas. Vos 52 000 kvadratinių kilometrų žemė, kurie gyvena 2,2 milijono žmonių, paskelbė Lietuvos valstybę. Visi Lietuvos žmonės šiandieną dalyvaus mitinguose, bus miesto aikštėse, gatvėse, prisimins geriausius Lietuvos žmonės. Na, gal ir tai. Nu, bet supraskit. Nu, ką čia reikia tai aiškinti? Mes norim pačilinti. Ką darysit? Varysim į McDonald'ą, paskui varysim namo, paskui... Stop, jaunoji Lietuvaitė. Mažoji ko nereikia. Kiek tau metų? Merginos klausti, kiek yra metų. Nemandagu. O jeigu jau tu taip rūpi, tai gimiau 2003 metais. Šaunu. Tai tu? Laisvės vaikas. Kai rytą žingsnioji į mokyklą, tu negalvoji apie Lietuvą. Negalvoji eidama atgal, kai skaičiuoji dienos pergalės ir pralaimėjimus. Net kai tėtis sako, Lietuva tai ne užkampis, Lietuva Europos centras, tu negalvoji apie Lietuvą. Tikriausiai daug ir nemąstytum, kas yra laisvė. Mes tau padėsim. Reikia tik tai į mane atsiremti ir aš tau neleisiu pasiklysti, susipainioti ar užsimiršti tavo laiką. Dabar dar vieną eilėraštį pasakysiu. Jis apie tave ir mane. Jis apie mus. Laisvė tai toks raštas, kuris sako, turėdamas laiko, išbėk išgerti arbatos. Išvirsiu tau liepų, tų, kur pro langą matos. Šiaip aplepėsim, tai sušilus galėsi, į užtrukusį šaltį liepžiedžių šilumą nešti. Nebūsiu aš čia ir arbatos pas tave, neisiu gerti. Aš išvažiuosiu į Angliją arba į Švediją, modeliu ten būsiu. Ir visi ten išvažiuos, ir visi ten bus modeliai. O kai grįš po 20 metų, visi man pavydės. Ir tu, ir tu, ir tu. Kad tik greičiau mokyklą baigčiau. Stop. Ir vėl pykstatės. Dėl ko dabar? Ir tada, ir dabar. Lietuvis ieškojo, kur geriau, kur linksmiau, kur sočiau. Nemanyk, kad tik dabar lietuviai svetimos kraštos laimės ieško. Jau 4. kartą bandom emigruoti, bet viskas baigėsi laimingai. Lietuva yra. Gražu matyti lietuvių būrelį, kuris tarp svetimuojų vienybę užlaiko. Baisu būtų Lietuvą pametusiam tavo ranką. Baisu būtų apsirikti, sumaišyti, paimti iš rankos ne tą. O kaip draudžia mane ir neša sukamą, jau atrodo užmiršo, nustūmė, paliko. Ji veda, sulaiko beklumpantį ir žmonių spūstie paslenkusi ima ir kelia tave į viršų.
Tada banguoja, liuliuoja margas spalvis gyvenimas. Bet kartais turgaus aikštėje už prekystalio sėdi istorija ir prekiauja tautomis, idėjomis, likimu. Baisu būtų Lietuvą pametusiam tavo ranką žiūrėti, bet nematyti, klausyti, bet negirdėti. Kaip noriu prisiliesti prie praeities, išgirsti šimtmečius